Čia prieš 4 metus filmuoti vaizdai Klaipėdos rajone, kai girtas šio Medsėdžių kaimo gyventojas Rolandas raižė po kaimelį saulės, o kai pylė į elektros apšvietimo stulpą, kaime dingo elektra. Rolandas savo mašinoje užmigo kūdikio miegu. Tai buvo tik karjeros pradžia. Vėliau Rolandas policijos reido metu pakliuvo vairuojantis girtas, o prieš 2 metus Rolandas Gargžduose per avariją nuvertė šviesoforą. Už tai jis buvo nubaustas 4000 litų bauda ir iš jo vairavimo teisė atimta 3 metams. Deja, žmogaus nepamokė nei gyvenimas, nei baudos. Praėjusią savaitę, antradienį, Klaipėdos rajone Macuičių kaime šalia degalinės jis aptiktas automobilyje Honda Civic, kuris priklauso jam ir mūsų susitikimas nebuvo labai draugiškas. Labas, Rolandai! Sveikas, Rolandai, ką veiki čia? Ką tu sakai? Rolandai, ką veiki, klausiu čia? O jūs sakote, ką jūs sakote? Mes sakome, ką jūs, Rolandai, veikiate čia, duona pasidėjęs. Čiaukausi, grybė. Kaip sakėt? Kaip sakėt? A, reikia, čiaukausi. Ką tokį čiulpti man? Grybė, čiaukausi, O kodėl jūs toks esate įdomus? Todėl esu įdomus, kad tu savo prožektais dyksti. Aš tau galiu, žinok, pamažinti šviesą, jeigu tave erzina. Nori, gauti prožektorius iš kojos. Pabandyk. Grybė. Nu, pabandom. Čiaukausi ir... Rolandai, toks grubus, kokiais 20 metais nebuvai, žinok. Ir tu čiuosk iš horizonto. Grybė. Kodėl jūs taip galvojate? Todėl aš galvoju, todėl kad tu esi aferistas. Aš aferistas? Taip. Nu, to dar nesu girdėjęs. O aš esu girdėjęs. Dar pasakyk, kad spekuliantas esu. Ir galiu pasakyti. Taip. Todėl, kad tu esi nevykėlis. Nevykėlis aš? Nevykėlis. Rolandai, nevykėlis esi tu. Nevykėlis. Rolandai, nevykėlis esi tu, dar tokių. Nevykėlis čiulpė ausį, ausį čiulpė nevykėlį. Tai ausį dar nieko tokio, žinok. Tu kuo greičiau, to geriau. Ką tu čia dar kelnes pridėjai? Nesuprantu, žinok. O grybas, o žinau, kas yra grybai. Grybai, žinom. Tai čios grybė. Klausyk, Rolandai, 2010 metais tu nebuvai toksai. Eina iš čia iš akių grybai. Sio, viskas. O dar reikia ką sakyti. Man atrodo, tu dabar į kalėjimą atsisėsi, žinok. Ne už tai, kad mane grybų vadini, o kokį 7 kartą girtas jau vairuoja. Ar tikrai grybė čiožiai iš čia iš akių grybė. Ar kalėjimas, grybė čiožiai iš akių. Irdi. Apūsi. O už to įpūsiu. Jau gausi papūsi. O tai aš pūsiu. Grybai lazės tuos į vietą. Grybė čiožiai. Tai atsisakot? Atsisakot? Kategoriškai. Bus prilyginant sunkiam girtum laipsniui. Kaip jūs norit, kaip prilyginti, kaip neprilyginti, aš kategoriškai atsisakau. Ponas Rolando, jūs baudą susimokėjot 4000 litus mūsų valstybėje už praeitą kartą. Kategoriškai šaibas yra padėtas. Šaunuolis, Rolandas. Tai dabar dar tiek pat turėsi gauti. Dar tiek pat. Už ką? Už tą patį, už tai, kad atsisakai pūst. Ja? Nu, sunkus girtumo laipsnis. Ar aš vairuoju? Nesvarbu. Aš vairuoju. Tai tu visada sakai, kad nevairavai. Ką tari? Tada per reidą pagavo girtą Rolandą, tu sakai, kad nevairavai. O ką tari, ir aš vairuoju? Nemok mane. Jūs norėkit mane užpervinti. Bet ir toks vairuoja. Jeigu tu būtum kaktą dabar padaręs, ką? Kaktą, ar aš vairuoju? Žmogaus, žinok. Ką žmogaus, tai aš vairuoju. Ne, jūs sėdėjote, tik savo automobilį baloj, sėdėjot ir valgėt ir užkandžiavot, ne? O kas vairavo, jūs nežinot turbūt, taip? Ar aš už vyrą buvau? O jūs nežinot, kas vairavo? Aš buvau už vyrą. Ką mes laskam dėdė Gintaras? Gerbiamas Rolandas gali neigti ar teikti, šaukti ir rėkti, sutikti ar prieštarauti. Tačiau jam buvo vis tiek surašytas protokolas už vairavimą išgėrus, vairavimą neturint vairuotojo pažymėjimo, atsisakymą tikrintis girtumą. Gailestingos davatkos dabar gali teigti, kad mes esame žiaurūs. O tai kaip kitaip, ką? Juk jeigu žmogus važiuoja tiesiai ir nemato, kur posūkis, tai nebūtų pajutęs, kaip išvažiavo į priešingą eismo pusę. Kas tada? Kas tada būtų apraudojęs krepšius pakelėse?